Viena iš mūsų labai svarbių vidinių dalių yra vadinamas taip vidinis vaikas. Kodėl svarbu jį pripažinti, priimti, apglėbti meilę, rūpesčiu ir pasirūpinti juo? Ogi todėl, kad šitas vidinis vaikas yra atsakingas už mūsų gyvenimo kūrybiškumą, džiaugsmą, spontaniškumą. Ir kaipgi galime tai padaryti, ogi stebint savo vaikus arba prisimenant, kokie mes buvome. Leisti tam vaikui kalbėti, suteikti saviraiškos erdvę ir daryti taip, ką norisi tuo metu. Galbūt norisi užsileisti muzikos ir beprotiškiausiai, kvailiausiai šokti. Galbūt žiemą norisi kaip vaikui čiuožti su čiuožyklė nuo kalno. Galbūt norisi spalvoti knygeles. Galbūt norisi pūsti muilo burbulus arba lipdyti kažką. Viską mes galime daryti. Mažiau susireikšminimo, mažiau bambėjimo, mažiau kvailų įsitikinimų, kad suaugusiam netinka tam tikram amžiui elgtis kaip vaikui. Visai ne. Vaikas suteikia mums atsipalaidavimo, džiaugsmo, laimės ir pripildo mūsų gyvenimą daug daugiau džiugių akimirkų. Ir mes pasirūpiname juo. Jeigu norisi suptis ant supinių, supkitės. Jeigu norisi susivinioti į antklodę kaip kūdikiui, susisupkite, pasirūpinkite juo. Nes kitu atveju mes ieškome, kas mūsų tuo vidiniu vaiku pasirūpintų kiti. Taigi mes galime tai padaryti bet kada ir bet kur, kai veržiasi iš mūsų tas vidinis vaikas ir ieško erdvės ir nori apdovanoti mus džiaugsmu.